Ai, kad čia tas 450-ukas vaikams realiai, bet tikrai minusus dabar iš tų blemba kiniečių, tai va, man tas tikrai nepatiko. Tikiuosi, nepilstels man į galvą. Šiaip geras, tai yra tikrai minusas, tai yra standartinė sėdynė, blemba rekomenduočiau, va, šalmas tikrai minusas. Nu, svarbiausia, nenusibalnuot. Pliusų, sakom, daug daugiau nei minusų. Bliam, kaip aš čia kvailai įstrigau. Kokie pliusai dar. Ai, kintaunė! Am ir sugės, o būtų. Bliam, tai aš be priekinio sparno liksiu. Konnichiwa, tomodačiai. Ajo, papa. Vas bairė. Nebuvo, sublydų nepagavau iš karto. Tai ką, ir vėl važiuojam šiandien. O šiandien video galvoju padarysiu. Pasivažinėsiu po vietinį karjerą. Tai galvoju, va, beje, pasistačiau naujas padangas. Tai šiandien protestuosim karjerę, kai važiuojasi su naujom padangom. Galvoju, reikia pasitestuoti. Tai ką, nekomentuokit labai piktai, kad oi, čia miškais važiuoja, čia jau karjeras prasidėjęs. Tai čia vis tiek viskas. Čia bus išpjauta iki 35 metų beros, kiek žinau. Tai taip, kad nieko aš čia labai negadinsiu. O blemba. Pirmas kliūtis, davai. Papasakosiu trumpai. O jomai, kiek čia patobulinimų padariau. Realiai praėjo kiek čia, 1,5 mėnesio po įsigijimo. Tai papasakosiu čia pliusus, minusus šio motociklo. Kokius, kaip sakoma, patobulinimus esu padaręs. Ką galima būtų pakeisti, ką keiščiau, ką nekeiščiau. Taip, o dabar reikia surasti, kur man čia pravažiuoti. Opapa, taip. Čia realiai nuotykių esu ant šiknos ieškausi. Aha, aš kažkodėl tai įsivaizdavau, kad čia. O va, man kaip tik komentavo, sako, va šitas tau netrukdo. Aš toks įskaudu, aišku, kad ne. O blemba, šalmą kaip dėjau. Va dabar kaip tik. Jis man ir trukdo išvažiuoti. Nu, bet čia ir įvažiavau. Čia va, jeigu ką, jau čia karjeras, tai aš čia galiu kasinėtis, kaip sakoma. Bliam, kaip aš čia kvailai įstrigau. What the heck. Tiesiog, tupai ant medžių pavyko ištrūkti. Bliam, manau, aš čia blogai, kad įvažiavau, reikėjo per normalų kelią. O jom, per normalų kelią čia važiuoti. Aš čia realiai tik sankabą deginsiu. Visą laiką aš ieškau įdomesnių kelių, randu, po to knisuosi. Taip. Čia bliamo kaip uragano kokio. Taip. Reik stovinčiam važiuoti. Nėra ko užpakalio laikyti. Wow. Tam gal veidrodėlis kažkaip susidėt. O. Tikiuosi, nepilstels man į galvą. Taip. Bliam, aš čia lindau. Čia beros kažkada tai senais laikais buvo sąvartynas. Veždavo viską iš kolchozų visokių. Metalą išmesdavo. Bliam, ko aš čia įvažiavau? Aisilas. Bliam, manau, reikia lysti iš čia.
Norėjau tokį laisvą, kaip sakoma, ne tokį laisvą, bet tokį lengvą pasivažinėjimą padaryti. Aš jau realiai pavargau važiuoti. Ai jo, papa. Taip. O būtų bairis, jeigu padangą savo prasimūščiau. O, blemba. Nu, aš čia biškį planavau kitaip pravažiuot, bet taip irgi tinka. Nu jo, aš visą laiką nuotykį ieškausi. O, blemba. Da važiavau. Oi. O kol kas tikrai geriau nei su stokiniam. Bet gal nieko. Reikia į tą kalį... Ojojo, kas čia? What the heck? O, Kintanų ne problema. Čia kad nevažinėtų prie ežero žmonės. Čia gražius ežeriokas karjerinis. Bet tai ką čia draudžiama maudytis. Problema, skaldą pridėjo. Eina savo. Bet per skaldą tai taip mėto biškį. Dabar kai važiuoju ir jeigu, tarkim, pradeda mėtyti ar dar kažką, tai vis galvoju, kaip komentatoriai rašo, kad reikia vienaip, antraip, trečiaip. Taip, blemba, kur pasimest galima prisiminti viską. Bet vėlia koks geras oras, blemba. Kur čia mūsų tas kalniukas? Kaip slysta galas. Kokį rimtesnį nevažiuosim, bet į tą, kur pirmą kartą, reikia, manau, įvažiuoti. Reikia jį nugalėti stipriai. Jo, bet stovi va dabar šitos padangos, tai bėlė kaip gerai. Po to sustosiu, kur pastovėti, papasakosiu, parodysiu, kokius čia patobulinimus padariau. Ką naujo susidėjau. Nu ką, va šitas mūsų kalniukas. Oi, easy. Na, man nesuprantu, kas čia daužosi. Kažkokie tai įdomus visą laiką garsai bam. Yra kažkas atsukta. Ne, čia žiūriu, per daug lengva. Bet ne, visgi nesu tokiu mocu važiuoti, tokius kalniukus. O blecha, visas įpratis. Priekį tas apdyti. Varom aplink ežerioką. Prasivažiuosim. O! Į tokį reikia važiuoti. Taip, kur čia koks ramesnis kalniokas. Nu, čia bus kontento. Blemba, ne į šitą važiuoju, ką aš darau. Davai, Kintaune! Yra.
Blemba, čia smiliuko. Geras, galvoju, neįvažiuosiu. Blemba, čia kokia dykuma. Paim, kalniukas. Nu, blemba, kamera tai tikrai, kad neperdauda. Bet čia bus kokie 100 metrų, ne šiaip. 100 metrų nebus. Bet kokių, nežinau, nu kokių 15, manau, gal bus. Nu, iš tikrųjų, aš nesitikėjau, kad aš įvažiuosiu. Tik va, kažkaip visą laiką man ant tų posūkių, ant to žvyro, kažkaip vis baisu visą laiką į posūkius eit. Tikiuosi taip pat, kas čia daužas, nesuprantu. Lemba, čia gal į priekinę apsaugą daužo taip. Nu gal. O, kaip gerai, iš tikrųjų, pavėsis yra. Taip, reikia čia kažkur tai list. Va, jau keturatistai padarė keliuką. Baba. Ai, davai. Hopa, užstrigau. Nu, davai, karvė, baba. Storasas mano Kintanas. Baba. Neįveros tokie akmenukai kažkaip daužo. Ar aš čia kad apsaugą kitą įdėjau. Na, parodysiu, kokius čia patobulinimus padariau. Supratau, kame čia bairis, kas čia daužo man taip. Čia tas. Karočią bairis, kai sulenda amortikas, į va šitą nesąmonės atsitrenkia. Bet tai kai nesąmonė, tai kiniečiai tai what the fuck? Blemba, kad sparną kirp dabar, tai pieva. Šitačių reikės nesąmonę užlenkt. Blemba. Karočiai tie žvairiai, kiniečiai tai. Visą laiką reikia darinėt. Motus dar iš Kinijos, tai dar detalės, kai iš Kinijos, tai visai bairis. Nu ką, lekiam į kalniuką. Blemba, nespėjau atsistot. Nu, tikiuosi iš priekį nevažiuos. Toks pats. Ai. Blemba, kaip ten ta kabina. Ta apsauga. Žiūriu, taip fainai pasivažinėt. Aina, toks garsas tai čia. O, panelės žvėjoja. Aš nė kartą nesu matęs, kad žvėjotų. Aš galvojau pradžiai, kad tą garsą skleidžia iš parato akmenukai krentantis į apsaugą. O čia kiniečių darbas, kaip sakoma. Bet vis tie kiniečiai nedadaro.
vos ne kiekvieną daiktą, kaip perkiesi, kažkas nesueina, kaip sakome, iki galo. Fainai, sau ramiai važinėjai. Ui. Blemba, va čia aš dabar pailsėsiu. Tokį smėlį važiavęs, eik savo. Kaip tankas eina. Davai, kintaunui tai čia dzin. Aфиgenai. Eina. Aha. Oba. Gera yra. Oba. Reikia antrą šaibą jungti. Ir iš karto užpakalį kelt. Dar to balansavimo reikia išmokti. Nes kažkaip girtas važiuoju to smėlio, bet manau, čia reikia kojų pagalba tiesiog balansuoti ir tiek. Tai ką, galima pailsėti dabar, biškį pakalbėti į kamerą. Tai ką, realiai praėjo pusantro mėnesio, kai turiu šitą motociklą. Tai kaip ir minėjau pradžiai, video kas matėt, kas nematėt. Čia yra mano pirmas motociklas, prieš tai jokio motociklo neturėjau. Tai šiaip geras, tikrai pateisino lūkesčius, bet iš tikrųjų aš net nežinau su ko lyginti. Nes jeigu aš turėčiau kažkokį kitą motociklą, tai galim būtų palyginti, nežinau, pakabą, stilių, sunkumą ir panašiai, bet kaip ir man viskas tinka, viskas patinka. Jeigu dabar reikėtų kažką tai, tarkim, jeigu būtų pasirinkimų kažką tai keist, tai pradžiai tai tikrai nekeičiau, kaip pirmam mocui, tai man belekas iš tikrųjų. Tai nelabai kažką tai galėčiau pasakyti, kad man nepatinka ar žiauriai patinka. Tai galėsiu irgi papasakot tam tikrus pliusus, minusus, nes jo minusų vienas kitas yra, tai papasakosiu. Taip, su mocu teko ir ilgesnės kelionės pavažiuoti, kiek čia bendrai. Per vieną dieną pavyko tiek, kiek ten, kokius 200-300 km praminti ir miškais, ir žvyrkeliais, ir asfaltu. Tai ko galbūt trūksta, tai toks, ką žinau, minusas, bet galbūt ir nelabai. Tai top speedo, kiek jis čia maksimalus, top speedas yra 150 km/h, bet dabar priekyje grandinės šitą žvaigždutę stovi ant 14, tai jeigu ant 15, tai galima drąsiai važiuoti, nes ten dėl apsukų labai priklauso. Bet Lietuvoje realiai kur tu čia įsibėgėsi, tas 150. Neteisėta visų pirma, autostrada ar automagistralė kiek ten 130, bet irgi ten mint, pastovi tokių greičių, nublemba komforto nelabai. Tai kad paprastu asfaltu, kai aš pradžiai tik nusipirkau, stovėjo mažesnis tas priekinis stikliukas. Tai va, minusas, tai tikrai, kad žiauriai mažas tas stikliukas buvo, tai dabar kaip įsidėjau, kiek čia berods 5 cm, tai labai tas vėjo pasipriešinimas sumažėjo, tai žiauriai tas va geras dalykas. Tai čia, kaip sakoma, vienas iš tų minusų. Tai jeigu kalbant iš galios pusės, tai tikrai užtenka ten šito 450, nes irgi, kai aš pradžiai žiūrėjau, irgi ten teneris visokias, Hondas Twin Afrikas, tai ten litras, 800 kubų eina. O čia kaip 450, tai tikrai maniau, kad neužteks, nes galvoju, ai, kad čia tas 450-ukas vaikams realiai, bet kai va pasivažinėjus, tai blemba tos galios, tai va, per iš tikrųjų iki sprando, tai ar imčiau dabar galingesnį, tai tikrai visgi neimčiau, bet jeigu būtų, tarkim, kelionės, kur, nežinau, minti autobanų, kokių ten, nežinau, 300-400 km, nu tai vienareikšmiškai tokio neužtektų, bet kaip mano pasivažinimų realiai miškai, karjerai, žvyrkeliai visokie, stengiuosi labai vengti tokių automagistralinių kelių, tai galios, kaip sakoma, per akis. Plius iš sunkuminės, kuo galingesnis, tuo jis bus, kaip sakoma, sunkesnis. O šitas berods, kiek čia sveria 180 kg, tai tikrai užtenka, kaip sakoma, tos masės ir galios.
Ir ką, jeigu kalbant apie kiek čia jis ryja, tai realiai berods 4-5 litrus ant 100 km, na, bet irgi labai priklauso. Jeigu tu į kokį purvą ten įlysi, į kokį mišką, tai blembai tu gali ten prabuksuoti 1 valandą vienoje vietoje, tai realiai kuro sąnaudos bus didesnis. Bet šiaip bako, kiek čia bakas, bet 17 litrų, ar ten 16, bijau dabar sumeluoti, pasitikrinkit patys, tai pilnai užtenka vienai dienai čia, kaip sakoma, sočiai, bet irgi, kaip sakau, labai priklauso, kur važiuosit, kaip važiuosit ir panašiai. Tai, bet šiaip, kuro sąnaudos tai tikrai tenkina. Tai kad dabar parodysiu, kokius šio patobulinimus pasidariau nepresiniausiai. Tai realiai šiandien kaip tik pasistačiau, nežinau, kaip šitie dalykai vadinasi, rastavkės galbūt ar kaip, bet čia, kad paaukštintas vairas, tai nežinau, berods bus geriau. Tai va, ką ir kalbėjau apie windshield'ą šitą priekinį, tai čia berods 5 ar 5 cm. Kas yra tikrai minusas dabar iš tų blemba kiniečių, tai va, pasistačiau va šitą apsaugą ir va šitą apsaugą. Aš kaip suprantu, dabar jeigu pasižiūrėsiu iš šitos pusės, matot, blemba kabina sparnas. Nežinau, kaip sparnas berods, jis vadinasi balatnikas. Tai va visas nusidrožė blemba. Tai reikės, manau, irgi va šitą atidaužyti, arba aš galbūt neteisingai pasistačiau. Realiai, nei jokios instrukcijos, nieko absoliučiai iš kiniečių nebuvo. Tai reikės va šitą keisti. Patobulinimas, kaip ir sakiau, buvo dar va apsaugos, viena iš kita apsauga. Ir manęs va klausinėjo dėl va šitos apsaugos, sako, o jinai tau niekur nekabina. Tai šiandien, ką jūs pamatėt, kad visgi užsikabino virš šitą pusę. Bet kažkaip per 1,5 mėnesį, tai vienai vietoje, kai sakoma, šito kelmo užkabino. Ką aš pasikeičiau, nu tai vienareikšmiškai savo gražiausias Shenlongą, Kriliną, Songoką užsidėjau, nes standartiškai jis yra pilkas, tai man tas tikrai nepatiko. Kokie pliusai dar, ką pakeičiau realiai. Tai realiai čia daugiau nelabai kažką keiščiau, tiek multimedija, žiūriu, viskas gerai, va čia dar aš statysiu kokį CarPlay'ų. Taip, bet dar nežinau, kokį iš tikrųjų pirkti. Daugiau kažkaip. Ai va, padangos. Tai padangas, nežinau, čia universalias pasistačiau, tiek gale, čia nežinau, koks čia vadinasi, net karų kažkoks čia. Tai man, ką aš skaičiausi, tai čia yra labiau universalinės, tai reiškia tiek asfaltui, tiek purvui, tiek žvyrkeliui. O priekį pasistačiau kažkokį čia Scorpion Rally. Tai mėsos, kaip sakoma, užtektinai, tai nesakyčiau, kad jos kažko tai blogai. Patys, kaip sako, matėt, važiuoja gerai, kažką tai gal ateity pakeisiu kitką, bet jeigu bus daugiau mėsos, galbūt tiek iš priekio, tiek iš galo, tai, nu, tarkim, jeigu bus tie kvadratiniai, tai didesni, tai kiek hebra jūs komentavo, tai jeigu važiuot per šitas, kaip jis vadinasi, per lietų, tai gali labiau slyst. Tai va, ką tikrai tobulinsiu ateity, tai čia yra tikrai minusas, tai yra standartinė sėdynė, bliam, žinokit, užpakalį, belia kaip skauda, belia kaip. Va, pasivažinėjau ir va dabar, kiek čia aš pravažiavau, gal 10 km, ne, ir tai mažiau. Tai žiauriai užpakalį skauda, tai galima paaukštinti tą sėdynę daryti. Ir mano kaip ūgis yra 1,78 m, 1,80 m, tai realiai mocas biškiai per mažas, nes šitas mocas yra išėjęs į Azijos rinką, tai ten visi, kaip sakoma, mažiukai tie žmonės. Tai paaukštintą sėdynę, mastą reikės pasidaryti ir kad dar keisiu dar priekinę va šitą žvaigždutę ant 15 dantukų. O daugiau kaip ir minusų šitam mocui, kaip sakoma, nelabai kažką iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad jis ten gestų, nu, kas čia ges, nelabai kas čia jis ir suges, kaip sakoma, pamatysim, kas bus po kokių 15 000 km, 20 000, nes dabar šiai dienai aš jau pravažiavęs virš 2,5 km. Kur yra tikrai didelis minusas, bent jau man su šalmu, tai realiai, kai tu jį atidarai, va, specialiai aš lipnį juostą užsidėjau, kad pasižiūrėtų ir blemba, kad ne taip braižyt. Tai realiai, kai atidarai, biškiai jis prisispaudžia ir iš karto braižo patį šalmą. Aš visai pirmėginau ir labai ir iš čia atidaryti, bet blemba iš čia net neatsidaro, aš nesuprantu. Jeigu kažkas suprantat, kaip tinkamai šalmą atidarinėt, parašykit, kad man čia nesibraižytų, nes blemba, čia realiai po 1,5 mėnesio, po metų, nežinau, čia šalmo realiai dalies neliks. Tai čia va, šalmui tai tikrai minusas.
Beje, aš padangas keičiausi pas savo bičiulį, tai jis turi savo servisą, jis tvarko motociklus, keturračius, britvas, realiai viskas, kas turi 2 ratus, 4 ratus ir dar, kiek aš mačiau, servise pas yra vandens motociklai. Tai specialiai pasiūlymas jums, mano sekėjams, žiūrovams, realiai viskas, kas gyvenat Vilniaus mieste arba Vilniaus rajone, jis pats įsikūręs Vilniaus rajone, tai nuo rytojaus, reiškia nuo Birželio 15 dienos iki Liepos 15 dienos visam montavimui, balansavimui mano kolega, draugas duoda 30% net nuolaidos kodas su, jeigu jūs pasakysite tą slaptą žodį, ne, juokauju, jeigu pasakysit nuolaidos kodą Kintaunas, tai tada jis suteiks jums, kaip ir sakiau, 30% nuolaidą ratų montavimui, balansavimui. Nu ir viskas, daugiau su ratais nelabai kažką tai padarysi. Tai galite susirasti Motosparnis tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Tai plus aš video aprašymę paliksiu jo kontaktus, telefono numerį ir į Facebook'o nuorodas, jeigu YouTube'as berods, nežinau, neleis. Tai būtinai tada kreipkitės, nes sezonas, kaip sakoma, bus jau įpusėjęs, tai dar plus papildomai gausit nuolaidą. Būtinai nepamirškite paminėti Kintaunas ir gausit 30% nuolaidą. Tai va, tai aš kaip pridedantysis, kaip ir minėjau, kad čia kaip pirmas motociklas, tai tikrai blemba rekomenduočiau, absoliučiai 100% esu patenkintas, nuo apart tų minusų, ką aš išvardinau, tai manau matysis vis tiek, jeigu aš pavairuočiau, kaip sakoma, kitą motociklą, galėčiau kažką tai pasakyti, o blemba, va čia tas galingesnis, tas geresnis, tas minkštesnė pakaba. Ką prisiminiau dalyką, kad iš galinės spyruoklės, sakė, labai kažkokį tai kietą, ar rebaunos neveikia, ar dar kažkas tai. Bet man ką žinau, kaip skilsą, kaip sakoma, neturiu, tai man nes kažkaip tai nemušė labai per užpakalį. Tai va, pagrindė, ką norėjau papasakoti, tą papasakojau. Tai matysim, kas, kaip sakoma, ateityje su to motociklu įvyks, pasidarys, nes yra planų važiuoti truputį ilgesnės kelionės, nuo 800 km, 1000 km kažkur tai, vienu įpū, vienu sykiu, tai tada galbūt ir pasimatys kažkokios tai spragos ir panašiai. Ką Hebra forumuose diskutuoja, tai kad galinės ar priekiniai teguoliai labai byra, bet čia irgi ten gal po 5 ar tai po 10 000 km. Tai aš nežinau, ar čia normalus, kaip čia pasakyti, normalus tas pravažiuojamas atstumas ar ne. Nes aš net neįsivaizduoju ant kitų motociklų, koks tas gali būti prabėgimas vadinamos, po kiek normaliai, kaip sakoma, tas teguolis sulūžta. Tai va, tai pagrindė, ar rekomenduočiau šitą motociklą kitiems, aš tai drąsiai rekomenduočiau. Tikrai, jeigu kažkas tai galvojat, svarstot pirkti tokį modelį, beje, beras Lietuvoje jau nebėra jų, tai atvežti į rudenį. Tai ką, jau galvokite, rezervuokitės. Tai ką, iš mano pusės tiek, tokia trumpa apžvalga apie motociklą, tai kaip ir pasakiau, pliusų, kaip sakoma, daug daugiau nei minusų, bet tie minusai, kaip sakoma, ištaisomi labai greitai. Tai ką, manau, laikas sėsti, užvesti, nes jau ataušo vargšas. Ar dar čia pasivažinėsim po karjerą, gal į vieną kitą kalniuką kokį įvažiuosim. Ir ką, jeigu turit kažkokių tai klausimų, komentuokit, rašykit, pakomentuokit savo motociklą, ką vairuojat, kas labiausiai patinka, galbūt yra tokių motociklų, kur sakėt, blemą, gyvenime nepirkčiau, tai tikrai komentuokit, noriu bendravimo, pabendraukim, kaip sakoma. Tai kad toliau nusimato ilgesnis, kaip sakiau, kelionės, daugiau purvų, daugiau, kaip sakoma, įspūdžių. Tai ką, dabar sėdam ir su Kintaunu važiuojam. Realiai, kai išgyriau motociklą, prisakiau čia beveik kiek pliusų, tai bam ir suges, o būtų bairis man. Kaip sakoma, visą laiką tik pagirk kažką tai, iš karto pradės nesąmonės daryti. Arba ten suges, ar dar kažkas tai. Nu, tikiuosi. Kaip. O jomojo. Irgi, žiūrovai, komentuokit, kur norit matyti, kad nuvažiuočiau. Galbūt išduokit kokias paslaptis, kur galima įdomiais keliukais prasivažiuoti. Ką, mums reikia čia mint. Nu, svarbiausia, nenusibalnuot. Offroadas įjungtas. Opa. Tegul svyla padangas, o ne Kintaunas. Naujas šūkis. Vat kai žiauriai. Fainas keliukas. Na kaip čia net ne keliukas. Čia kaip realiai, kaip dykumoje kokioje atrodo, bet jau tokia mažiukė atkarpa.
Visą laiką reikia pratintis tuo galų stabdyti. Ojova. Ne, žiauriai gerai važiuoja su tom panagom. Tai tikrai, kas norėsit, pasinaudokit nuolaidą Special for you nuo Kintauno ir kreipkitės į Motosparnį, tikrai geras kainas pasiūlys ir dar gausit nuolaidą. Ir va dabar irgi jau mokinuos, kaip mokinuosiu, biškį išmokau stovintis, stovėti ir važiuoti. Ten daug esat prikomentavę, kad... Oi, kai daužo. Kad prikomentavę, kad kelk užpakalį, tai hebra pakėliau. O, koks lėktuvas mėlynas. Liamo, tai aš be priekinio sparno liksiu, tai važiuojant. Oi. Reikia važiuoti atgal į garažą ir tvarkyti. Tai jeigu patiko video, nepamiršk paspausti laiką Kintaunui, Master Roshi, rodo 2 pirštus pakeltus. Būtinai parašyk komentarą, kur nuvažiuot, ką pamatyt, pasidalink savo kelionėm, galbūt ant tiek patiks tavo parašymas, galbūt irgi nuvyks ir pasižiūrėsiu. Tai ką, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, kad laikus statot ir ką, pasimatysim kitose kelionėse. Iki!